Labas. Tai šiandien laukia rašymo praktika. Rašysim laišką, tokį, kuris dar labiau įvestų jausmą ir tarsi sąmoningas pasirinkimas. Ir įsileisim dar daugiau tos patirties. Tai imam tušinuką ir jis yra laisvo rašymo. Pasakysiu trumpai instrukciją ir tada savarankiškai padarysit. Tai pradžioje, kad aš atsiveriu tam ir tam. Aš renkuosi tai ir tai. Aš leidžiu savo. Aš patiriu. Aš priimu. Ir gyvenime vyksta tai ir tai. Ar ne? O tokia struktūra yra. Tie žodžiai yra tarsi gairės, tarsi laipteliai. Ar ne? Vat kaip mes kalbėjom, yra, kad pati pradžia, aš atsiveriu, aš įsileidžiu, aš, ar ne? Vat pati pradžia, tada aš pasirenku, aš leidžiu ir po to aš patiriu, aš priimu. Tai ir tai, ir ne, tai ko jūs norite savo gyvenimą pakviesti. Ir va tie laipteliai, kuriuos minėjau, juos reikėtų, pavyzdžiui, parašai 1-2 sakinius vienu žodžiu, tada kitas 1-2 sakiniai ir va taip gaunasi visas gražus laiškas. Ir kai pajausit, kai va taip rašysit, tą rašymo praktiką, jį tokia auginanti, įleidžianti dar giliau tą jausmą. Ir tikrai verta išbandyti, kas mėgstat rašyti, išbandykit. Labai labai auginanti, labai skani ir labai grąžinanti tokia į tokį gerą jausmą. Tai tokia praktika. Rašykit ir susitiksim kitą dieną.